Sveiki! Ar kada nors pagalvojate, kaip atrodo darbo diena tų žmonių, kurie administruoja daugiabučius namus? Į kokius iškvietimus jiems tenka važiuoti, ką jie ten sprendžia, ką daro ir kaip greitai likviduoja problemas? Būtent visą tai mums visai neužilgo papasakos mano būstas technikai Edvardas ir Vaidas. Alio. Edvardai, jums kartu su Vaidu turit iškvietimą Dariaus Girėno gatvė 5, bute kyla nuotekos, pilna vonia ir klozetas. Durų kordas yra nurodytas, tai kada galėsit išvykti? Dabar? Dabar iš karto važiuojam. Avarinės tarnybos technikų darbo diena prasideda nuo dispečerės skambučio. Šįkart Edvardas ir Vaidas vyksta į vieną Vilniaus mikrorajoną, kur juos pasitinka išsigandusi buto savininkė. Savininkė sakė, kad jinai šitame būste negyvena. Jinai sako, nepalaisčiau vienos gėlės. Galvoju, reikia užsukti, važiuoju į sodą, reikia pasilaistyti gėlę. Tai kad atidarė duris ir sako, o tu dieve, koks vaizdelis. Žinokit, vonios ir tualeto kambaryje. Tikrai nutikusi didžiulė nelaimė, viskas verčiasi lauk. Buvo pakėlusi kanalizacija į butą, išsiveržusi net ant buto grindų. Ir pakankamai toks sunkus atvejis, nes nebuvo priėjimo prie vamzdyno. Pirmiausia, mes pravalėm su elektriniu gyvatuku ir 6 metrų gylį, kažkur kamštis buvo, jis atsikišo. Po sėkmingos operacijos darbas sistemoje pažymimas kaip atliktas, o tada ir vėl suskamba telefonas. Gyventojai informuoja, kad neveikia domofonas, negali patekti į laiptinę, taip pat laiptinė rūsyje nėra elektros, o vakar tiek. Supratau. Ačiū, važiuojam. Ačiū jums. Iki. Labą dieną. Avarinė tarnyba patrukdė iš mano būsto. Taip. Ar atsirado jau elektra pas jūs? Dabar jau atsirado, jo, buvo dingusi. Ačiū. Ačiū jums, iki. Geros dienos. Iki. Tai atvažiavam, patikrinom, čia netrumpino, pavaržėm kontaktus ir įjungėm automatą. Po elektros darbų Edvardo ir Vaido laukia dar vienas iššūkis. Čia technikus jau prie namo durų pasitinka ir patys gyventojai. Labą dieną. Sveiki. Pas jūs čia? Tikriausiai. Va, visas šlapias popieris, kai atėjo, ir čia buvo nubėgę, va čia viskas. Mano čia viskas nubėgė ir koridorius. Supratau. Jeigu būtų virš šito būto, tai ir čia bėgtų, suprantate? O dabar tenai jau smarkiai bėga, tai reiškia, kažkur šitoj techniniai spintai yra trūkimas. Bet iš kur pas mane tada atbėgo? Atvažiavus į objektą, pamatėm, kad problema ne nuotekose, o šaltas arba karštas vanduo yra trūkimas. Negalim papulti techninę spintą, nustatyti tikslaus gedimo, nes yra užkrauta. Tai klientai Žadėjo po valandos atlaisvinti priėjimą prie vamzdynų ir tada teks dar kartą grįžti. Edvardas per ilgus darbo metus prisimena vieną ne itin malonų incidentą, kuomet teko įsikišti ir pareigūnams. Buvo apipiltas butas iš viršutinio aukšto, butas buvo apleistas ir žmonės, kurie gyvena apleistam bute, mus reikėjo tiesiog pradėjo stumdyti. Ir tada kiti kaimynai iškvietė policiją ir išvedė mus iš laiptinės, sveikus ir tvarkingus. Vaidas išskiria ir žalingą žmonių elgesį, dėl kurio dažniausiai tenka kviesti avarinę tarnybą. Tai žmonės daro tą pačią problemą pastoviai, kad meta viską į tualetus. Nes seni vamzdžiai, kiekvieną servetėlę jinai užstringa ir kuo toliau jinai ir užsikimša. Ir vienintelė čia problema yra, kad jie meta viską. Nemestų, nebūtų tokių problemų. Avarinės tarnybos technikų darbo diena pilna iššūkių ir galvosūkių. Tačiau greitas reagavimas į problemas leidžia žmonėms džiaugtis apsaugotų turtu ir išvengtais nuostoliais.